Tauragės apylinkėse Sungailiškių trasoje surengtose bekelės turizmo varžybose savo automobilius ekstremaliomis sąlygomis išbandė standartinius visureigius, vairuojantis turizmo ir bekelės entuziastai iš visos Lietuvos. Praėjusį šeštadienį lapkričio 12-ąją greta Tauragės esančioje Sungailiškių motokroso trasoje vėl gaudė galingų automobilių motorai. Mūsų miesto prieigose surengtų standartinių visureigių bekelės turizmo varžybų pirmajame etape varžėsi 13 visureigius vairuojančių ekipažų iš Vilniaus, Kauno, Biržų, Alytaus, Šiaulių, Tauragės bei kitų Lietuvos miestų. Šiose varžybose nekovojama dėl Lietuvos čempiono titulo, tačiau niekur kitur tik varžantis su kolegomis vairuotojais, tokiais pat bekelės ir turizmo entuziastais, yra puikiai galimybė patikrinti savo bei savo visureigio galimybes. Tad į bekelės turizmo varžybą susirenka ne už sportinių specialiai varžyboms ruoštų, bet už standartinių visureigių vairo sėdintys vairuotojai. Bekelės turizmo varžybas organizavo Vilniuje registruota viešoji įstaiga Bekelės Fiesta. Sungailiškių trasoje ekipažai varžėsi net 5 rungtyse. Kiekvienam ekipažui reikėjo įveikti motokroso, rato nuėmimo uždėjimo, slalomo atbulinė eiga, kontrolinių punkto rinkimo GPRS pagalba bei važiavimo pagal kelio knygą rungtis. Motokroso rungtyje sportininkams reikėjo pademonstruoti bekelės įveikimo įgūdžius. Geriausiai šioje rungtyje sekėsi kauniečių Rimo Marčiulaičio ir Mindaugo Daunio ekipažui. Sėkmingai motokroso rungtyje pasirodė ir pirmą kartą tokiose varžybose dalyvavę tauragiškiai Darius Binekas ir jo šturmanas Justas Tolišius. Jų pasiektas rezultatas antroji vieta nudžiugino žiūrovus. Rato nuėmimo uždėjimo rungtyje šiam procesui sugaišė tik 56 sekundės. Pirmąją vietą užėmė Giedriaus ir Redo Jaseliūnų ekipažas iš Šiaulių miesto. Čia vėl puikiai pasirodė Darius Binekas ir Justas Tolišius. Tauragės atstovai visureigio ratą nuėmė ir uždėjo per 1 minutę 48 sekundės ir vėl buvo tarp geriausiųjų, pasiekė antrą rezultatą. Įpusėjus varžyboms jų dalyvių laukia dar viena sudėtinga ir didelio vairavimo meistriškumo reikalaujanti rungtis – slalomas atbulinė eiga. Čia daugeliui kiek netikėtai geriausiai sudėtingą etapą įveikė Darius Binekas ir Justas Tolišius. Jei varžybų dalyviams būtų tekę įveikti tik 3 rungtis, šie mūsų miesto atstovai veikiausiai būtų tapę šių varžybų nugalėtojais. Tačiau likusiose 2 rungtyse jiems sekėsi prasčiau ir galutinėje įskaitoje šis ekipažas užėmė 7 vietą. Kontrolinių punktų rinkimo GPRS pagalba rungtyje ekipažų nariai per kuo trumpesnį laiką turėjo rasti trasoje bei jo apylinkėse paslėptus kontrolinius punktus. Tačiau galimybę nugalėti turėjo ekipažas, kuris per trumpiausią laiką suranda kuo didesnį kontrolinių punktų skaičių ir jų paieškai randa optimaliausią maršrutą. Kaip šioje, taip ir važiavimo pagal kelio knygą rungtyje jau geriau sekėsi kitam tauragiškių Antano Venskaus ir Mindaugo Venskaus ekipažui. Abiejose šiuose etapuose buvę tarp lyderių galutinėje bekelės turizmo varžybų įskaitoje Antano bei Mindaugo ekipažas užėmė antrąją vietą. Tauragėje vykusių standartinių visureigių bekelės turizmo varžybų pirmojo etapo nugalėtojais pripažintas šiauliečių Giedriaus ir Redo Jaseliūnų ekipažas.